Aš esu už natūralius maisto produktus, sveiką ir natūralų gyvenimo būdą ir žinoma vaistažolės, kurios valo organizmą. Organizmą reikia valyti visada. Valymo dėka vyksta jo atstatymas ir imuniteto sustiprinimas. Kuomet pašalinate iš organizmo toksinus ir nuodus, pašalinate riebalų sluoksnį, jūs pradedate jaunėti. Vietoj mirusių ląstelių gimsta naujos ląstelės. Organizmas atsigauna, jaunėja bei pratęsia savo gyvenimo metus. Jeigu susergate, visų pirma reikia subtiliuosiuose kūnuose pašalinti priežastį. Lygą reikia pašalinti subtilioje erdvėje ir tik vėliau atsistato fizinis organizmas. Jei jūs to nedarote, galit kiek norit gydyti fizinį organizmą, tačiau priežastis liks. Kažkuriam laikui ji gali pradingti, bet anksčiau ir vėliau ji vis vien pasireikš. Visos ligos turi savo priežastį bei lydinčius procesus. Nebūna ligos be priežasties. Žmogus pradeda sirgti, kai nusilpsta energetiškai. Tai pagrindinė taisyklė visiems. Silpna energetika byloja apie tai, kad žmogus susilpnėjo ir prie jo gali kibti įvairios griaunančios energetinės substancijos. Žmogus suserga subtilioje erdvėje, o vėliau pradeda sirgti ir fizinėje. Tam, kad gyventi be tablečių, reikia pradėti evoliucijos procesą. Reikia atverti savyje savo prigimtį bei savo vidinės galimybės. Taip, mielieji, savo vidinės galimybės. Kuomet išmoksite valdyti savo subtiliuosius kūnus, jūs nustosite sirgti. Jei dar išmoksite dirbti su galią turinčiomis praktikomis, paremtomis sakraliniais mechanizmais, apie kokias ligas gali būti kalbama. Jūs busite stiprus. Stenkitės puoselėti savyje šią dvasinę galią ir išmintį. Žinokit, kad esat ne vieni šioje planetoje, jūs esat saugomi dvasinių jėgų. Tai tiesa, mielieji. Niekuomet to nepamirškit, visuomet kreipkitės į juos. Tikėkit, kad tai jie jūs saugo. Ir netarnaukit ego, tuomet jie padės jums. Gyvenkit dvasingo žmogaus gyvenimą ir viskas bus gerai. Tapkit dvasingais, ištikimais kūrėjui, tvėrėjui ir niekuomet jums nebus atsakyta. Tapkit tokiais, niekas kitas negali už jūs to padaryti, tik jūs patys. Pasiraitokit rankovės ir pradėkit gyventi teisingai. Gyvendami stenkitės pasikliauti tik savimi. Stenkitės visuomet pastebėti tik gerą kitų žmonių pavyzdį. Taip pat savo gyvenime stenkitės juos sekti. Jei matote, kad kitam žmogui viskas gaunasi, jei jis sveikas ir laimingas, pasimokykite iš jo. Jis tikrai kažko jūs išmokys. Jei pavyko jam, pavyks ir jums. Tik jums belieka to išmokti.